I see it's sits nicely. Taip. Pirmiausia, pradėsiu nuo paprastų puslapių redagavimo, kur yra apie mus, apie kontaktų informaciją gali būti, realiai visi šitie. Yeah. Kas ten gali būti sąlygos ir taip toliau. Taip, aš tada esu persijungus į anglų kalbą. Kai jūs prisijungsit, pirmą kartą jūs matysit norvegų kalbą. Jeigu norit persijungti į anglų, nes nežinau, kaip gerai čia yra viskas išversta, apačioj puslapio galit persijungti į anglų, bet kurią čia. Taip, paprasti puslapiai eina į CMS pages. Čia matysit visą sąrašą, kokie dabar yra sukurti. Jeigu galite ieškoti kaip patogiau, galite ieškoti pagal pavadinimą, galite ieškoti pagal URL adresą. Jeigu norit naują sukurti, spaudžiat Add New Page mygtuką, įvedat pavadinimą, dabar sukursiu test, adresą koks bus. Čia yra nustatomas Store View, kuriai parduotuviai norit rodyti. Kadangi bus kelios kalbos, dabar yra pas mus norvegų ir anglų. Turit nurodyti, kuriai norit. Ar norvegų tik kalbai matytųsi, ar anglų tik kalbai matytųsi. Jeigu norit, galit padaryti All Store Views, tada matys visi. Jeigu ne, tada matys tik tai ta parduotuvė. Aš jau padarau, kad yra norvegų, tada einu į content puslapį, parašau pavadinimą, kaip puslapis bus, antraštė kaip ir tekstas. Čia visą galite redaguoti tekstą, kaip turėtų atrodyti. Ir tiek, tada išsaugot puslapį. Galite paspausti Save Page, tada jeigu paspausit grįžit į sąrašą, jeigu paspausit Save and Continue Edit, tada jūs išsaugos ir pasiliksit tame pačiame puslapyje. Jeigu norit pasižiūrėti tiesiog kaip atrodo, nebereikės jums pastovi vėl ieškoti, jeigu norėsit vėl kamas pakoreguoti. Mano sukurtas puslapis. Čia aišku kol kas? Aišku, tik tai, o kur jūs matosi mūsų puslapį, kaip vėl daryti, nerašant to teksto? Jį reikia tada įdėti, kur norėsit, kad matytųsi. Čia bus po to. Čia bus po to, kaip įdėti. Čia kol kas, jeigu tiesiog naują puslapį norit pažiūrėti, kaip susidėjo, ar viskas gražiai atrodo, toliau taip. Taip. Yra toks kitas static blocks. Čia yra blokeliai, kuriame dedasi šitas viršutinis meniu, dedasi apatinis meniu visas. Kontaktai šitie keičiasi, taip pat tituliniam puslapį per čia jums reikės pasikeisti šitą, jeigu norit kitą tekstą. Taip, yra identifikatorius, kuris turi būti unikalus ir yra pagal pavadinimus. Pavyzdžiui, footer links. Čia yra anglų kalbos, tas pats kaip ir su prastais puslapiais. Nurodėte, kuriai kalbai norit matyti. Čia yra footer informacija, yra nuorodos, tiesiog pakeisti galite nuorodas. Tokias nuorodas galite tiesiog manęs paklausti, kaip pakeiščiau, nes kad nenusimuštų kokie nustatymai. Bet jums daugiausiai čia reikės keisti šitą tekstą. Tai čia yra taip, yra du blokai. Discount block EN, angliškos versijos, vėliau aišku bus ir kitos kalbos toliau. Ir yra discount block no. Tai tiesiog čia ateisit ir pakeisit tekstą. Taip. Paveiksliuko paspaudžiat ant šitos ikonos. Galit. Tada paspaudžiat šitą browse. Tada jeigu matote, čia dabar pas mane yra blokavimas, žiūrėti, dėl to nuotraukų nesimato.
Čia yra visas nuotraukos, matot, kurios yra sukeltas. Jeigu norit sukelti naują, paspaudžiat Browse File, Bjorn that has access to susirandat nuotrauką, kurią norit. Galit kelis įkelti, jeigu norit vienu metu. Ir paspaudžiat Upload Files. Tada susirandat, kurią norit įkelti, paspaudžiat, pažymit tą nuotrauką ir paspaudžiat Insert. Yes, we can. Ir tada Insert. Kokios Čia, formatas okay. palaiko? Visus JPG, PNG, GIF, I guess so. tuos tokius populiariausius palaiko. Aš gal apsijungiu. Nes tiesa, kaip su video galima, tai kad video. Video kelti per Yeah, YouTube so reikėtų geriausiai. make it a balance. Galima kelti video toj, galima ir per čia įkelti tikriausiai. Aš dabar tiesiog, kad video niekada nesukėlusi. Čia ką galėsiu pasižiūrėti vėliau, ar kaip čia galima. Nėra svarbu. Šiaip video vis tiek siūlyčiau visą laiką per YouTube kelti, nes ir Google'as po to matys, bus paprasčiau. Taip, blokai. Šitas jūsų newsletter puslapio tekstai, naujienų. Jie dedasi per blog. Nuėjus į post, matysit visą sąrašą, kokie jau dabar yra, jeigu norit ištrinti. Čia galite pas save paspausti Add Post ir sukurti naują. Dabar galim pažiūrėti senesnį vieną. Pat pavadinimas, URL adresas, kuriai parduotuviai norit matyti. Noriu pagalvoti, kas URL adresas. Tai čia mes kūrėm, čia iš esmės rašom bet ką, kas eina pabaigoje, ne? Taip. Dar papaizuota. Domenas. Ir negali kartoti. Taip. Kaip programa reiškia, jeigu, pavyzdžiui, aš netyčia padarysiu. Gift cards and there's reload cards. Jums pasakys, kad toks yra, arba automatiškai sukurs su -2 gale. Supratau, labai gerai. Taip, tas pats pasirinkat, kuriai parduotuvai matytis. Here's the thing, if Kategoriją palikit šitą. Statusas, koks yra rodyti, nerodyti. Dabar yra rodyti enable, yra disable visai nerodyti ir yra paslėptas. Kad galėsite tik tai per URL patekti, kurį žinote. Komentarai nerodomi čia yra. Trumpas aprašymas, kuris matysis čia sąraše. Ir visas jau pilnas aprašymas, kur matys, kai nueisit į naujieną. Visą jau čia matysit. Taip. Čia jeigu norit SEO visus meta keywordus ir aprašymus rašyti iš SEO pusės. Taip. Visi vartotojai, kurie pas jumis yra prisiregistravę, importuoti iš Mamuto. Einat į Customers, Manage Customers. Čia vat matote visą sąrašą, kurią norit galite filtruoti pagal mailą, pagal vardą, šalį ir toliau. Čia taip pat galėsit priskirti, pakeisti, jeigu norėsit grupę vartotojo, kuriai jis priklauso. Taip, pakoreguoti adresą, jeigu reikės. Čia jums svarbiau, kur sakėt, norėsit kiekvienam, kai kuriem norėsit customeriam priskirti, koks yra mokėjimo būdas tam. Tai čia yra va šitas laukas, kuriame galite parinkti, kurį norite apmokėjimo būdą. Bet esam klientai, o pavyzdžiui, klientų dar nėra. Jūs jau perka, kaip tai mokėjimo būdą. Jeigu kurie vartotojai nėra prisijungę, jų yra kita grupė. Aš pato prieisiu prie visų customerių grupių. Taip, čia galite pakoreguoti adresą vartotojų, jeigu nori matyti visus užsakymus. Kas yra įsidėta, kokius produktus yra įsidėję į krepšelį.
Ir taip, customerių grupė. Alright. Back to Um, developers. Čia yra jūsų grupės importuotos iš Mamuto ir yra mano sukurtos, kurie vartotojai nėra prisijungę, Actually, I jie yra don't know. priskiriami It's, grupiai not logged in. just open. Tai jeigu norit, nuėjęs į grupę, galite pakeisti pavadinimą, nurodyti, kokia jums yra mokesčio grupė ir nurodyti, kokius mokėjimo būdus mato. Tai va šituo atveju visiems, kur neprisiregistravę arba neprisijungę, mato šitos mokėjimo būdus, kurie čia yra nurodyti. I can Dabar yra nurodyti PayPalas, Netsai, Credit Card ir Opcraft. Ir jeigu norit, galite sukurti naują. Tiesiog pasvaksit Add New Customer Group, which task pavadinimą, nurodysite, kokią klasę yra tik tai viena ir jeigu norit nurodyti, kokie yra mokėjimo būdai. Jeigu nenurodyta, jis mato visus mokėjimo būdus, okay. įskaitant ir apmokėjimo vėliau pagal sąskaitą, I think, faktūrą. where we ended up with this is that, Čia turit klausimų? we had this, this possible, Jo, but it was not sure how dėl long. šito, čia mes jau baigėm kiekvieną, ar dar įsijungę? Klientai yra baigti suimportuoti. Ne, aš priminėjau, ar mes dabar eisim į kitą klausimą, ar dar apie juos? Ne, į kitą klausimą. Šituo atveju. Tada aš turiu klausimą apie juos. And, Reiškia, kaip jie importuoja? Just one more thing. Is this for Įmam. Tiek su Mamutu, nes čia klientas Mhm. tik ką for keisti, the mes čia products nedirbame. that come from Mes dirbame su capitalist, Mamutu, mes konstruojame Mamutu ir mes tenai viską. Tai jie below importuoja the per sorting Microsoft. Taip, box. aš dar pasitikslinsiu, kaip tiksliai ir kas kiek laiko. Tai čia ne esmė laikas, esmė ką aš pasakyti. Tai yra kitas klausimas, vėliau dėl laiko. Aha. Reikalas toks yra, kaip yra priskiriamas žmogus. Pavyzdžiui, jeigu registruojasi žmogus, kuris toks pat jau yra to pačiu vardu ir pavardę. Ką daro tada šiuo atveju M-Shopas, Mamutas ar Magenta? Negaliu atsakyti. Jeigu Magento sistemoje yra jau toks elektroninis paštas, nes identifikatorius yra unikalus, turi būti elektroninis paštas, tada Magento nebeleis prisiregistruoti. Rodys, kad jau toks elektroninis paštas yra užregistruotas. Tai reiškia, jeigu iš Mamuto yra suimportuoti visi vartotojai, jie negalės prisiregistruoti per naują. Tai reiškia, kad kitas taškas yra elektroninis paštas. Taip. Kitas klausimas, jeigu žmogus keičia elektroninį paštą. Yra jau, bet jis nori persiregistruoti naujų paštų, bet palikti savo seną visą duomenį. Tai gali? Gali, bet jis gali tiesiog prisijungti ir pasikeisti. Tuoj parodysiu. Jeigu jis negali prisijungti, tai jis Visai pamiršta. Tai arba jūs galite pakeisti jam elektroninį paštą. Arba tada jis turi tiesiog registruotis kaip naujas vartotojas. Tai va, jeigu jis tai daro, nieko nepaklausia. Jis tada bus pas mus kaip naujas vartotojas. Taip. Taip? Taip. O adresas ir visa kita čia ignoruoja. Okay, then I will guess. Taip, nebent jis pats irgi nori pasikeisti adresus. Gerai, Tas- kitas klausimas. Raidės mažas ir didelis. Jeigu žmogus rašo, kaip dažniausiai rašo su kojomis, tai ten būna didžiųjų, mažųjų, adresai mažaisiais, didžiaisiais, taškai, tarpeliai, kringeliai kažkokie įrašyti yra. Kaip reaguojate į Magentą? Į Magento tai tiesiog jis įrašo tą ir viskas. Jeigu palikas su kringeriais, jis jo, taip, tai kas įrašo, tas ir turi. Jis nieko kažką daugiau nebevalo ir nebetvarko. O nėra kažkokios automatinis klipas, kad, pavyzdžiui, tam tikrai vietoj, kad būtų tik dydžio raidės, arba tam tikrai vietoj būtų tik tai visose žodžiuose pirmoji didžioji raidė. Mums tokį reikėtų parašyti. Papildomai parašyti skriptą, kuris galėtų pakeisti automatiškai didžiasias arba, sakykime, pašto kode rašytų tik tai skaičius, kad nebūtų tarpų. Nes mes turėjom problemų, buvo su viena parduotuvė, kur buvo Londone, tai jie tam turi pašto kodą su tarpais. O DPD neleidžia spausdintis shipping label dėl tarpų. Tai rašėm skriptą, kad panaikintų visus tarpus, būtų didžiosios raidės, jeigu yra raidės ir skaičiai, aišku. Pagal nutylėjimą tai dalykai ne.
tokių pagal tylėjimą nėra, mums reikia parašyti ir adaptuoti pagal tai. Iš esmės čia galime sakyti. Čia galite keisti. Dar vienas Aha. pavyzdžiui, susijungia, ne? Mhm. Savo paštu elektroniniu ir aš nueinu ir pakeičiu jam paštą. Jisai galės prisijungti savo kudu dabar, nauju ar senu? Nauju. Jis bus atjungtas nuo seno, jeigu jis tuo metu bus prisijungęs. Ir jis turės per naują jungtis su nauju paštu. Jeigu slaptažodį pakeičiat, nes jūs galite pakeisti ir slaptažodį jo. Taip, jūs galite pakeisti ir slaptažodį. Jūs nematote slaptažodžių, bet jūs galite pakeisti. Prie account information, va čia yra new password. Ir jūs galite arba automatiškai sugeneruoti ir nusiųsti. Jeigu klientas dėl kažko negali prisijungti ir neišeina atsinaujinti nuo slaptažodį. Arba savo įrašyti ir tada administratoriaus. Savo įvedą reikia ir administratoriaus, savo administratoriaus slaptažodį vesti, kad tikrai man šimto pračekintų. Automatiškai jisai, pavyzdžiui, panašaus slaptažodį, pavyzdžiui, nustuko panašaus slaptažodį, bus automatiškai išsiunčia? Taip, jis turės nurodyti savo elektroninį paštą. Ir jeigu sistemoje bus toks elektroninis paštas, jam bus išsiunčiama nuoroda, kur jis gali įrašyti naują slaptažodį. Ne, tai čia automatiškai. Jo, čia nieko. Jo, arba sakykim, kažkas yra, jis sako, kad kartais mes panaudojame naują slaptažodį, jeigu vartotojas sako, pavyzdžiui, prisijungiu, bet man kažko nerodo. Ir mes kartais pakeičiam slaptažodį, galėtume patys prisijungti prie jų paskyros ir galėtume patikrinti, kas tikrai nerodoma yra, kad galėtume pataisyti ir taip toliau. Tai tokiu atveju kartais rašom, keičiam slaptažodį ir leidžiam. Bet čia retas atvejis, aišku, bet taip būna. Šiuo metu nežinau. Pasitikslinsiu, nes aš nesidomėjau šito atveju. Aš pasitikslinsiu. Manau, kad turėtų veikti tą patį. Mes galime, jeigu taip tikrai nėra, mes tą galim padaryti, kad visiems vartotojams būtų išsiunčiamas vienu metu naujas slaptažodžio priminimas. Su tam prierašu, kad naują sistemą reikia, kad atsinaujokite savo slaptažodį. Ir išsiųsti visiems nuorodą šituo atveju. Taip, mes tiesiog esam tai darę, kad tiesiog vienu metu visiems išsiunčiam ir tiek. Ne, nes bus atidėdama, kas minutę, sakykim, bus išsiunčiama po 1000, tiek, kiek pajėgiama išsiųsti. Tai 1000 ir tiesiog vadinamas toks kronas ir jis nuolatos bus išsiunčiami e-mailai. Pusės valandos bėgyje bus visai išsiunčiami tikrai. Taip, sekantis. Produktų jūs irgi nelabai redaguosit, bet supažindinsiu, kur viskas yra. Nes tiek viską per mamutą. Bet ne per mamutą. Vis tiek jūs per mamutą redaguojate. Ai, taip. Taip. Tada taip, vis tiek einate į Catalog Manage Products, matote taip pat sąrašą visą, galite atsifiltruoti. Taip pat kaip ir puslapiam, taip pat ir produktam yra store view'ai. Anglų, norvegų ir taip toliau. Jeigu ypač būna kartais klientai nesupranta, kodėl man nerodo produktų ir taip toliau. Visą laiką pasitikrinkit, ar tam store view'e yra tas nustatymas. Tai dabar einam į patį pirmą produktą.
Pakeičiat pavadinimą, galite pakoreguoti, bet šitas visas ateina iš mamuto. Aprašymas, trumpas aprašymas irgi iš mamuto ateina. Unikalus kodas. Taip. Čia aprašymas, čia yra dabar kodai. Taip, persijungti, padarysim, kad automatiškai būtų rodyti ne kodą, bet visą laiką galite paspausti šitą tokį mygtuką, kuris atidarys redaktorių. Taip, unikalus kodas, kuris eina per visus produktus. Statusas produkto. Enable, disable. Adresas šitas automatiškai sugeneruoja. Produkto, ne, jis automatiškai pagal pavadinimą. Jeigu norit pakoreguoti, taip? Jeigu, pavyzdžiui, pavadinimas yra pavadinimas. Tada Magento automatiškai pridės tą -2, -3 prie galo. Taip. Yra kai kur 2, 3, 4 tarpai tarp šitų žodžių, ne, pavadinimų. Tai čia ne šiaip, nes pagal tai mes darėm jas skirtingus, pagal šį parūšiavimą. Dabar dėl to taip yra. Tai dabar šiuo atveju jau galima panaikyti. Jeigu norit, galite panaikinti, kaip jums patogiau. Bet jie mums jokia skirtumo nėra, nes Magento tiesiog padeda vieną tarpelį. Ir viskas. Jis net prideda 2 tarpelių, jis tiesiog reaguoja kaip į vieną tarpelį ir adresas yra prastas. Visibility. Kaip produktas yra matomas. Vat yra catalog search, kuris galės būti matomas ir per katalogą ieškant, ir per paiešką. Vien tik per paiešką, vien tik per katalogą ir not visible individually. Čia yra dar viena produktų grupės kaip configurable produktai, bet jūs tokių neturite. Kai yra į vieną produktą sudėti daug kitų produktų. Jo, tai tada rodom not visible individually, kad atskirai nebūtų rodomi jie, tik tai su tuo pagrindiniu produktu. Bet jūs tokių nenaudojat, mačiau. Taip, čia ar leisti per bringą siūsti, opkravą ar nerodyti prie produkto, bet manau, kad čia nieko nesiskiriam. Visą laiką yra ne. Jeigu norite, čia galite deaktyvuoti tą produktą, kad jo nebūtų per bringą. Kainos produktų. Redaguojasi per prices. Čia yra be mokesčio. Iš jūsų mamutai yra be mokesčio, kiek atsimenu. Ir mes... Toj, pasižiūrim. Kur tas ku? Taip. Tai čia pas mumis yra, mes čia rodome be mokesčio ir tada pridedam mokestį 25%. Nežinau, ar tai yra pas mumis teisingai. Jeigu reikia, galim padaryti, kad čia jau įrašoma su mokesčiais ir tada paskaičiuoja Magento mokestį nuo tos bendros sumos. Nes tokie buvo nustatymai, nes man atrodo, kai klausiu, sakė Koistinas, kad yra be mokesčių pas mumis. Gerai. Jeigu jums reikia pakeisti, kokie yra mokesčiai PVM-as, galite čia pakeisti 25%, 15%, 0, bet pas jums tikriausiai visi vienodi yra. Taip pat galite nurodyti, kuriems metodams neleisite apsipirkti, tas pats kaip ir prie vartotojų, kurių mokėjimo metodų nerodyti šiam produktui. Taip, svarbiausias nuotraukos. Taip pat browse files paspaudžiate, įkeliate nuotraukas, kiek norite, paspaudžiate upload files. Taip. Tada taip,
nurodyti, kuris nuotrauka bus pagrindinė prie produkto, kuri matysis čia ir pirmiausia, kuri pirmą matysis čia. To aš gal atrasiu produktą, kur yra su nuotrauka. Hi, Kristina. Čia galim. Taip, vat, kuri matysis čia pirmoji ir čia ir sąraše. Tai kurią nurodysite čia, tada ir bus pati pirmoji. Exclude reiškia, kad ji nebus matoma čia pasirinkime, bet čia ji nebus rodoma. Bet pas jumis pagal nutylėjimą yra visur, kad yra rodoma dabar. Nu, viskas rodoma, nes Ir jeigu norite pašalinti nuotrauką, pažyminti prie remove stulpelio, tada kai išsaugosit visą produktą, jums bus pašalinta iš sąrašo. Kiek produktų turite? Inventorius. Yeah. Kiekis nurodote, kiek turite? Stock availability, ar yra turite ar neturite, taip? šitą produktų kiekis jisai neima iš mamuto. Įsima iš mamuto. Bet jeigu perka, tai aišku sumažina Magento pas save. Jeigu nusipirka, ir tada į mamutą siunčia tikriausiai ten. Per tą mažiuotas gaunas. Bet taip. Bet čia mažėja iš karto. Čia mažėja iš karto. Ir taip. Mums pasiekia tai parašyti iš nereikia. Yeah. Ne, viskas eina iš mamuto. Taip. Stock availability. Jeigu yra in stock ir yra kiekis 0, tada vartotojas vis dar gali pirkti, nes yra įjungtas back orders. Norėjote, kad būtų. Galėtų vis tiek pirkti, bet jam yra rodomas pranešimas, kad šio produkto neturime, jums bus pristatomas, kai jis bus sandėly. Jo, bet... Yeah. To galiu. Taip, šiek tiek. Su back order mes po to pašnekėsime. Gerai. Nes dabar yra taip, yra, kai produktos kiekis yra Magento sistemoje 0 ir kai jis yra in stock, tada rodome tokį raudoną pranešimą back order ir kai įsideda į krepšelį, yra jam pranešama, kad šito produkto šiuo metu neturime, bet kai turėsime, tada jums bus atsiųstas. Susimoka, tiesiog jis žino, kad jam ne iš karto nebus išsiųstas produktas. Jam bus išsiųstas tas produktas vėliau, kada jūs jį turėsite sandėlyje. Website čia, kuriai parduotuvai priklausomas produktas. Kategorijos, kuriai kategorijai, bet jums šitas irgi ateina iš mamuto ir aš nemanau, kad čia ką nors keisti. Bet galite pakeisti, kuriai kategorijai produktas priklauso. Klausimas. Taip. Jeigu mes mamutį keičiam kategoriją dabar, jas sukuriam senas, pakeičiam pavadinimus senom, ne? Čia kas nors keičiasi? Magento sistema atsinaujins pagal jūsų pakeistus. Taip, sinchronizuojasi. Visos šitos kategorijos yra va čia viskas. Realiai, pagal tą patį. Pagal šitas kategorijos. Dar turi klausimų apie produktus? Dar aprašymas norėtume pradėti. Čia aprašymai. Žiūrėkit dabar, galit įeiti mūsų puslapį, mūsų dabartinį. Į butiką. Raudonas daiktas. Bet tam pat nueinu. Dabar pasirinkai kokią nors daiktą, nesvarbu, Audi formą. Gerai, nesvarbu, gerai. Imkis bet kurį spalvą. Žiūrėk, pavyzdžiui, kilminė, ne, pradžioje. O čia vat yra karoserinių aprašymai ir jų, kaip pasakyti, savybė. Čia pas mane yra, kadangi mamutė labai kvailas tas tekstinis redaktorius, čia yra kiti tarpai paprašyti. Kiek čia tarpų dėti kiekvienam kartui ir ten, žodžiu, rūdas žaidimas. Kaip tie daiktai realizuojami yra Magento? Ar galima sulygiuoti taip padaryti, kaip aprašymas čia, kiek kad būtų tai be šitų žaidimų tarpų? Galėtume daryti, kad dedasi į, čia bus short descriptionas,
kad dedasi į lentelę. Makes you say that. Bet tokiu atveju jums patiems reikės perėti visur ir sudėti lenteles ir viską gražiai sudėti. Ir tokiu atveju mes negalim sinchronizuoti aprašymų su mamutu. This masked pan. Mes galim, Aprašymai, kad čia paskui jūs ir negalite. mes galime, Yeah, so mes galime pirmą kartą, jeigu sukūrėt produktą, jeigu yra naujas produktas Magento sistemoje, mes sinchronizuojame aprašymą, įdedame, o po to, jeigu ką nors pakeičiate, jis nebebūna liečiamas. with Mindaugas and this report just Taip, nesvarbu, arba mamutė, arba Magento jis tiesiog nebus. Mes įkelsime aprašymus pirmą kartą, kai bus kuriamas produktas. Bet vėliau jis nebus atnaujinamas iš mamuto, kad neperraštume. Taip. Pavyzdžiui, mes turim naują produktą, Mhm. įkeliam bet kokią nuotrauką. Mhm. yeah, if that's the task that Håkon wanted us to Randa Magento. Mhm. if that's how Tada to sudėjom work. į Magentą ir tenai padarom normalų Can you see that, for example, there's tam, kad to nedarytų. even in your Mhm. view, I Nes see tada mamutė jau there's a nebėra. negative balance of 3, Nuotraukos 4 to 9. normaliai stiklas neįeina į Magentą, nesinchronizuojasi, And aprašymai even a larger number, Mhm. 1,400. Galima sukurti mamutę, kur kitos karkasus vadinamas. Mhm. So Ir po to, kai jie sinchronizuojasi su Magenta, mes Magentą jas atvarkom teisingai. Gerai. Ne, ar tai galima? Galima. Ne, logiškai viskas skamba. Mes atnaujinom iš mamuto tik tai pirmą kartą, kai yra kuriamas naujas produktas ir po to nei prie nuotraukų, nei prie aprašymų nebekeliame informacijas iš mamuto. Kitas klausimas. Jeigu keičiasi pavadinimas, did Håkon send you example of the Atsinaujintų iš mamuto. tie dalykai pastoviai žiūrimi. Taip, negaliu pasakyti, kiek laiko yra atnaujinamas, tikrinamas, bet tas yra atsinaujinimas. Iš mamuto ateina. Yeah. Pavadinimas gali būti eiti kodas atsinaujinimo, jeigu atnaujina kitą kodą dedatam. Not necessarily. Skutas mūsų dabar yra skut, yra toks, taip, unikalus kodas. Jeigu, nežinau, pasikeičia mamutė kitą unikalų kodą. Kažkokios priežasties. The report itself Tada bus taip, kuriamas naujas produktas. O dar may be vienas incorrect klausimas. Jeigu mes because you can panaikinam, think kad about it nerodys. this way. What's the date for each? Tada čia irgi bus padarytas, nerodys. Disable bus padarytas. Automatiškai, ne? Taip. So let's say if aprašymus iš you mamuto had a few Ne, transactions prašymai that cause jau yra your balance to be sukaltas, tai negative. yra kodas, So, pavadinimas ir on vienas Monday you kažkokias bought a įvokis, kuriam burger. be abejo reikės pakeisti. Viskas. And then on Tai Wednesday you bought something else. Trumpa ir ilga, mums you had a negative balance. I think what aprašymai yra tik this nuotraukos, report does is that it would tai yra display nuotraukos. the card twice in this case. So it's Aš not teisingai it supratau? doesn't Taip. filter just Dar klausimų turit? Dėl produkto? Taip. Ties, tai dėl tų lentelių mes nebaigėm. Kažką galima aprašymą su lentelė. Taip, tada galim dėti lentelę. Kodėl dabar čia neįsijungia man? Išrinkit tą, kas ten yra, jis ten reikalingas. Ne, nereikalingas. Priimam. Kodėl man dabar lentelė neįsijungia? Tai pabandykim blokerį išjungti. Ne tą spaudžiu. Taip, lentelės čia. Paspaudėt šitą. Tokia lentelė su pieštuku. Nurodėte, kiek stulpelių ir kiek eilučių turėtų būti sukuriama. Po to norėsit pridėti. Jeigu norit, galit pastilizuoti, nežinau, spalvą norit uždėti ar kažkas. Bet nereikia. Kad nebūtų tos lentelės. Nu tai va, padarom 2. Čia tokiam smulkutis gaunasi, bet galit išplėsti. Čia, jo, kaip norit išplėsti. Galit surašyti kaip norit, tada bus visiems vienodai. Dabar galvoju, tik tai nei tą dėjau. Dėjau prie description'o.
Tai padarom. Tai iš karto pasižiūrim, kaip atrodys. Yeah. Oh, so here, yeah, that's right. You could do that. Taip. Ta Yeah, gaunasi so, lygiai. And do you know the Klausimas, galima taip padaryti the time greitai. frame for which the report was? Kiekvienam reikės daryti. Negalime taip žinoti, kur įdėti, į ką įdėti, kurią lentelę. Deja, bet tai reikės daryti atskirai po vieną. Like it gets bigger with time, right? Tas lenteles reikės dėti prie short description, kur bus aprašymas. Nes šitas short descriptionas matosi čia. Yes. Pas mus, o jis matosi ir ten. Ir čia matyt, ir čia vat matosi. Tai vat nežinau, kodėl taip toli reikia pasižiūrėti, gal aš padariau, kad būtų toli. Bet jis va čia turės matytis. Nežinau, kodėl va čia nusisuko. Ir čia, o čia eina ilgas aprašymas. Čia eina ilgas. Dar klausimų? Ne, Taip, kategorijos. Galiu kelti tuo pačiu pavadinimu, pavyzdžiui, mes dabar turim. Do you know Jeigu if aš vieną once kartą you download this Jo, dabar problema mes turim, kad jeigu nuotrauka vieną kartą buvo there's įkelta time į being shown sistemą, tam tikrų for that pavadinimų, particular record? ir po kiek laiko aš ją noriu pakeisti. Ir aš padarau naują nuotrauką su tuo pačiu pavadinimu, nuotraukos pavadinimu. Ir keliu ją į sistemą ir jis pas mus matosi kaip sena. Matysis kaip nauja. Čia nuoja, reiškia, mes ten laikinam nuotrauką ir ją keis pastovi ir dėti. Neturi tų problemų dėl šito. Tas reportas. Gerai, kategorijos. Jums čia irgi nelabai reikės eiti, nes yra Magento, bet tiesiog dėl eiliškumo buvo pradžioje eiliai. Arba jeigu nori, kad neberodytų kategoriją. Senesnė. Čia yra Universal Bilderberg. Taip, vidinės jos kategorijos. Mums visas šitas susimportavo, ne, čia dabar visas padarytos yra, kad is active padarytas no, kad jos nėra neaktyvios, jų niekas nemato. Kadangi aš nežinau, kokiu eiliškumu mamutas importuojamas, jis žiūri pagal ID ar kažkas tokio, nes prieš tai, kur buvo labai išmėtytas, ne taip. Jūs visą laiką galit kategoriją, jeigu norit, kad kitoj būtų vietoje. Tiesiog paspausti ant jos ir tempti tą vietą, kur norit, kad būtų atsirodytas. Taip, čia galit eiliškumą keisti kaip norit. Čia... Taip, tada puslapį ir šitam iš visų pasirinkimų, kur yra, jis irgi pasikeis vietą. Gal taip. Palaukit, kol čia išsisaugos viskas ir viskas. Čia esam catalog, managed categories. Čia taip pat galite pažiūrėti, kokie produktai yra priskirti tai kategorijai, jeigu kažkodėl reikia pasižiūrėti, arba norit naujus pridėti. Bet čia realiai jums irgi iš Mamut ateina, tai aš abejoju, kad jums labai prireiks. Prie category products galite padaryti. Mes turim tokią idėją, kad panaikinti duplikatą. Kodėl turim tą patį produktą ant kelių dalykų. Tai turi būti pati du produktai atskiri. Pas jumis... What is the actual point of this report? What is Qualcomm trying to figure out? Tai kurie išsibarstė. Tas pats dalykas ant 3 kodų. Mes nežinom kiekį, ten yra, ten nėra. O kodėl jūs taip turi daryti? Dėl kategorijų? Nes Mamutė negalima rodyti vieną daiktą keliose vietose. Magento tą galim daryti. Vat aš ką žinau. Tai vat tik tai vat čia yra tai reguliuoja. O galima produktą pasirinkti, kur jį rodyti? Kategorijai, kur įrodyti? Jo. Tai vat galite per čia pasirinkti, nueiti kategoriją, pasidarysit tik tai, kad rodytų visus, įsifiltruojat ir tada galite čia priskirti. Taip pat galite per patį produktą irgi. To įsijungiam kitą langą. Taip pat galite kiekvienam
produkte, pavyzdžiui, nežinau, informaciją koreguoti, tada galite kartu ir nueiti categories ir čia priskirti. Ant pliusiuko paspaudžiat, kad įsiskleistų vidinės kategorijos. Ir tiesiog sužymėt, kuriai norit. O jeigu norit nuimti nuo kitos, reikia atrasti, kur yra priskirtos. Pavyzdžiui, šitas yra priskirtas čia, tiesiog nuimat. Varnelės. Ne, aš neįsaugau. Aš dabar neįsaugau. Žinau, didės saugau. 2 days ago, current date minus 2 days, what you will get is Ne, actually all pavadinimai the cards mes nebuvo with negative balance, but they will be unique because it's Mhm. for this day only. O ties, vat irgi klausimas, And I think gali vienas as long as kelius pavadinti? within that day, Ne. there were Vienas no produktas, events that vienas actually pavadinimas, caused, nebent jis gali turėti skirtingose kalbose, jūs galite pakeisti pavadinimą. Ne, netinka. Gerai. Bet vienas produktas, vienas tas pats pavadinimas. Yra ribojimas pavadinime simbolių skaičius. Teoriškai turėtų būti, bet praktiškai niekada nesusidūriau, kad neužtektų pavadinimui. Manau, kad ten bus apie 500 simbolių, kur ten gautųsi per kelias eilutes. Pavadinime. Visur turėtų būti apribojimai, bet kiek jau nežinau, 5-6 metai su Magento dirbu, dar niekur nesusidūriu, kad būtų per mažai. Nors įrašai aprašymus didelius. Taip, kategorijos. Užsakymai. Jūs žinau, kad tiek viską per Mamutą turite, bet nežinau, gal reikėtų jums kažką pasižiūrėti, kokie yra vis dėlto užsakymai. Einate į sales ir orders. Čia matote visą sąrašą, kokie yra užsakymai padaryti. Kas padarė, kokia kaina, koks statusas. Processing reiškia, kad jau yra gautas apmokėjimas, Magento yra užskaičius, kad yra gautas apmokėjimas, arba jeigu tai yra užsakymas upcraft apmokėjimas, tada automatiškai daro processing, kad su apmokėjimu viskas yra ok ir galite išsiųsti. Jeigu mokėjimas nėra padarytas, nežinau, sakykim, PayPalas nesumokėjo vis dėlto, nuėjo iki PayPalą, užsakymas buvo sukurtas, bet nesumokėjo, tada statusas bus pending. Yra, taip, nueinam kokį nors į vieną mokėjimą. Matote visą informaciją, kada sukurtas, kuri parduotuvė buvo, čia anglų kalboje, koks vartotojas jeigu yra. Jeigu jau yra jis sukurtas, tai paspaudus ant jo nueisite jo paskyrą. Apmokėjimo būdas, pristatymo būdas, adresas, shippingo, apmokėjimo, tokie, kokie yra produktai, atskirai bendra suma, koks yra shippingas, bet pas jumis yra 0, tai niekas neduos. Bus laiką čia 0. Kaip? Čia mūsų yra senas testavimas, dėl to bus. Čia yra mūsų dar rugsėjo mėnesio, tai tuomet dar buvo. Sąskaitos. Jūs tikriausiai irgi per Mamutą turit sąskaitas valdot. Tai... Turiu klausimą dar su orderiais. Taip. Mes kartais keičiam orderius. Taip. Jungiam orderius, jeigu vieną darom. Jeigu aš tai darau Mamutė, čia sinchronizuojasi tas daiktas, ar ne? Užsakymai nėra sinchronizuojami. Aš dar pasitikslinsiu. Man užsakė vieną produktą, orderis jisai Magento minusavo jį, kai jo nėra sandėly, ne? Mažino jį kiek. Mes po to suprantam, kad jisai ne tą užsakė, mes keičiam. Kad tas, kurį jisai užsakė, jisai neturėtų būti minusuotas, tas bus vėl atgal grįžti, kiekis. Mes kitą pasiėmėm produktą, o kitą grąžinam. O jūs keičiate užsakymo numerį? Ar tiesiog patį užsakymą redaguojate? Ne, mes patį užsakymą redaguojame. Aš tą pasitikslinsiu, nes nesu 100% įsitikinusi, kaip yra su šituo, bet manau, kad nebus. Nes mums reikia arba tai daryti ir ten, ir čia,
tam, kad būtų kiekiai visi sutaptų. Ir mamutė, ir... It's not within. No, this is not. Sorry. Gerai, aš išsiaiškinsiu dėl kiekių, kaip tada yra, dėl užsakymo. Kas orderio nuliuoja mamutė, jis irgi nuliuojas. Turėtų irgi būti cancel. Būtų atšaukiamas. Ir jeigu yra atšaukiamas, tada automatiškai produktas yra grįžtamas, sugrąžinamas kiekis. Ne, bet Dėl pakeitimo aš pasitikslinsiu, nes nenorim pameluoti dabar. Yeah. Užsakymą irgi gali per Magento sukurti vartotojui. Jeigu norit sukurti, nežinau, kuriam žmogui, nes jam nepavyksta apmokėti. Jūs galite mamutą, tada gerai. Tada jūs per Magento nelabai darysit. Tada galim net neeiti čia. Taip, produktų atsiliepimai. Prie produktų, kaip ir norėtumės, palikom, kad būtų, čia tada, kad būtų, galėtų parašyti komentarą apie produktą. Jie automatiškai nėra iš karto rodomi vartotojams. Jums tada reikia visą laiką nueiti į reports, reviews, product reviews. Ir čia matysite tą sąrašą, kuriem produktam yra parašytas komentaras. Galite pažiūrėti tada, kas yra parašę. Ir tada, jeigu kol jūs jo pasako, kad viskas gerai, jo status bus pending ir jis nebus matomas. Jūs galite visą laiką peržiūrėti viduje, kas čia parašyta, kuriai parduotuvė, ir galite arba ištrinti, arba galite pakeisti jo statuso į approved arba not approved. Jeigu pakeičiate į approved, tada jis pradeda matytis ir parduotuvėje prie produkto. Taip, ir liko sudėtingiausia dalis. Akcijos, nuolaidos. Magento turi dviejų tipų nuolaidų taisyklės. Catalog price rules ir shopping price rules. Catalog price rules nuolaidos matosi katalogė jau. Jau atėjęs čia matys tą nuolaidą. Shopping cart rules, šitos nuolaidos prisitaiko tik tai krepšelyje pradeda matytis. Ir tada krepšelėje per shopping cart rules ir nuolaidų kodai yra kuriama. Kad tik tai vedus nuolaidų kodą, suteikiama ir tą nuolaidą. Tai pradedam nuo catalog price rules. Dabar ne vienos neturime. Kuriame add new rule. Pavadinimas. Koks jums ten aiškesnis yra? Black Friday. Galim gerai, darom Black Friday. Koks statusas yra? Active ar inactive. Dabar darom active. Kuriam tinklalapį, kadangi pas jumis tik tai vienas yra tinklalapis, tada pažymime. Kuriai grupiai norite. Kuriai vartotojų grupiai norite, kad būtų rodoma. Tada tiesiog tempėte iki pat galo. Bet reikia pažymėti. Reikia pažymėti. Atžymėti, pavyzdžiui, visi kur rabatą parašyti. Atžymėti tada, čia bus pas jums, nežinau, Ctrl man atrodo. Ir tada paspaudžiate Ctrl, tada paspaudžiate, kurį norite atžymėti. Ctrl A ne. Ne Ctrl A neturėtų veikti. O, veikia. Žinosiu kitą kartą. Jis sako, kad nėra tekę dirbti su tiek daug grupių. Nuo kada taisyklė galioja? Čia tik tai diena, negalima valandas. Ne, valandas negali, tik tai dienos. Jos prasideda, jeigu sukurčiau šiandien, kad nuo rytojus prasidės nuo vidurnakčio ir ten baigsis, kada pažymėsit nuo vidurnakčio. 6 ir tada, sakim, tada reikės, jeigu 6 padarys, tada tik tai tą 6 dieną ir bus. Vidurnaktį prasidės ir vidurnaktį pasibaigs.
Jeigu nieko nepažymėsit, tada jei visą laiką jin bus ir nepriklausys nuo datos. Visą laiką įjungta. Tada dabar jau prasidės, kai išsaugusiu, paspausiu Save and Apply, tada iš karto jin pasileis ir kol aš jos nepakeisiu, kada galioja, arba padarysiu statusą inactive, tol jin bus rodoma. Pagal kada yra taikoma, jeigu yra keletą taisyklių ir jas abi taikote, kuri pirmoji turi būti pritaikoma. Bet realiai, taip, katalogo taisyklėms. Bet realiai šito niekada nenaudoju. Taip. Taip, dabar, pavyzdžiui, einant į conditions, jūs galite nurodyti, kam taikyti. Galite nurodyti pagal kategoriją, taikyti pagal kodą produkto. Aš padarysiu, kad noriu taikyti produktam, kurių kodas yra kelis noriu nurodyti. Tai bus is one of, reikės pasirinkti. Nes jeigu paliksit is, tai bus tik tai vienai produktui. Ta čia toj. Oi, išjungiau visą. Is one of, arba galite irgi, is not one of, tai tik tai be tų. Tada pasirinktit va šitą Open Chooser ir tada matote visą produktų sąrašą. Čia galite susirasti produktus, kurias norite. Sudedat tiesiog varneles ir tada jums čia sąrašas darosi. Su kategorijom yra labai panašiai, tiesiog atsidaro kategorijos. Darom irgi is one of. Ir tada taip pat sužymite tiesiog, kurias norit kategorijom būtų pritaikoma ir ID sudeda. Jeigu viskas gerai, paspaudžiat šitą žalią varnelę ir viskas. Tada einat į Actions meniu punktą, nurodite, kaip norite, ar kad būtų procentas nuo originalios kainos, ar norite, kad būtų fiksuota nuolaida, čia tas percentage of the original price, jeigu aš nurodysiu 10%, pavyzdžiui, man rodys, tik padarys nuolaidą 90%. Tos likusios. Jo, atvirkštinė, tas pats ir tas pats su fix amount. Taip paprastai arba pirmą arba antrą naudojat, arba fiksuota visiems, arba procentaliai. Nurodite, kiek norite, sakykim, 12. Stop further rules processing. Ar gali kombinuotis kelios nuolaidos? Jeigu turite kelias kategorijos nuolaidos, ar leidžiate, kad tos nuolaidos būtų nuolaidos sudėtų kartu? Tai paprastai visi niekas nenori taip, tai visada pažymėkit geriau jas. Nes retai nori, kad kelias nuolaidos būtų taikomas vienam produktui. Kaip žmogus turi 10% nuolaidą ir dar jam 12, tada jo, tada gausis produktam, jeigu 10, tada dar tas 12 ir tada prisidės ir tada bus 22% produktui. O jeigu padarysime jas, tada rodys kurie? Tada rodys tik tai, rodys, jeigu bus visi su jas, tai rodys mažiausią nuolaidą, leis pritaikyti. Mažiausiai, jeigu žmogus turi, pavyzdžiui, 5, o aš duodu visiems 12, tai jis vis tiek turės 5. Jis turės 5, bet čia yra tik tai katalogoj. Į tas neįeina shipping cart price rules. Ne, tai mes pasirodome. Tai katalogoj. Jo, bet kaip, pavyzdžiui, darom Black Friday, mes darom nuolaidas visiems. Jeigu žmogus netyčiam pas mus gavęs yra 3% nuolaidą, tai jis nematys Black Friday didelių nuolaidų. Bet jis bus gavęs 3 kitam produktui? Ne, mes darom visiems produktams. Visiems produktam. Bet tie 3%, kur sakėt, turės netyčia gavęs kitą nuolaidą. Ne, mažas žmogus arba kas nors, jis pas mus turi 5 ar 6% nuolaidą, ne? Jis mato savo procentėlį. Ir mes darom Black Friday,
variantą ir jisai prisiloginęs per tą dieną, jis matys tą patį savo 5 procentus. Tada jis matys taip. O negarantai, kad jis matytų didžiausią. O ne mažiausią. Pasižiūrėsim. Tada didžiausia. Padarysim, kad būtų didžiausia. Nuolaida. Ne, tai nereikia Arba tik... galbūt padaryti taip, kad visos kitos nuolaidos negaliotų tik tos dienos, o kurie yra pagrindiniai. Tai bus sudėtinga padaryti. Tas ne, bet tas to Okay, nereikia. I'm reading. Tai jos tegul lieka jos. Five yards. Neaktyvios. Such as this Mhm. will only be Gerai. included. Didžiausia nuolaida, kad būtų taikoma. Turi 15 procentų yra, pavyzdžiui, klubo nariai. Mhm. O mes darom 20 procentų nuolaidų, tai jie nematys tų Use specifies. dalyk, kad Gerai, tada padarom, kad būtų didžiausia nuolaida. Taip, shopping cart price rules. Čia jūsų yra visi sudėti 5, 10, 15, kur esu sukūrusių. Ai, pamiršau paminėti dėl catalog price rules. Kai saugote catalog price rules, jums reikia spausti... Kuris man čia persijungia? Ai, nes neturėjau progos. Taip, jums reikia, jeigu paspausite save arba save and continue, nuolaida bus išsaugoma, bet ji nebus aplikuojama. Tai yra nepasirodys, vartotojas nematys. Jeigu nori, kad vartotojas matytų, reikia spausti save and apply. Magento visą laiką, jeigu yra kažkokių nuolaidų, kurios nėra yra atnaujintos arba nėra aplikuotos, iš čia parodo pranešimą, kad kai kurios nuolaidos jūsų nėra aplikuojamos. Galite tada aplikuoti visas. Čia labai... Čia apply mamų discount. Čia buvo automatiškai iš jūsų mamuto, kur atėjo nuolaidos. Just hold on a second. Jis kažkaip buvo atėjusios, bet tam buvo tokios, kurios neveikia. Nes žiūrėjau, nes buvo... Jis nekreipit čia į dėmesį. Jis nieko nedaro. Yra shopping cart rulesai. Čia jos prisitaiko, kaip minėjau, krepšelėje. Tai einam krepšelį. Spalio pradžioje ar buvo Šitas, kas bus sukurta, matysis nuolaidą čia, kad yra pritaikoma, sakykim, tuoj surandam kokį nors produktą. Ir čia bus galima rašyti, jeigu norit, kad būtų nuolaidos kodas vartotojui. Jo, iš kur gal, bet čia gal vėliau pasakyti. Taip, naują taisyklę kuriant, taip pat pavadinimą, tas pats statusas, kokią parduotuvę, kuriai grupiai pritaikote, kuponas. Ar norite, kad būtų taikoma tik tai su kuponu, ar ne su kuponu. Jeigu norite, kad būtų taikoma su kuponu, pažymite specific kupon. Ir tada galite rašyti kupono kodą. Automatinį sugeneravimą. Aš turiu klausimą. Taip. Tie, kur mes importavom žmonės, ir tiksliau pagal tuos procentus, nuolaidą. Jūs klausėte, kurie mūsų klientai jau turi nuolaidą, mes jums davėm tą visą, priskyrėm jie šitiem grupėm, rabat 20, 10, 30, ne? Atsimenate tą mūsų posėdį? Taip. Ir reiškia, reikas toksai yra, tie dabar žmonės, pavyzdžiui, jeigu tai buvo rabat 30 tonų, ne, mūsų eurų, turi 300 nuolaidą, jisai nuėjęs į parduotuvę, jisai nematys savo nuolaidos iš karto? Jis matys krepšelėje. Galima to padaryti. Nematys iš karto? Jis nematys, bet galim padaryti, kad būtų per catalog price rules sukurti juos visus. Kad jie tą matys nuolaidas prisijungę katalogą iš karto. Čia kaip jums jau patogiau yra. Ar kad matytų prisijungia katalogas? Mes neperkam savo parduotuvį, bet pagalvoju žmogui arba firmai, kuri turi pas mus nuolaidą. Prisiloginu, prisijungiu prie mūsų parduotuvės, matyti iš karto savo kainą. Dabar mato iš karto savo kainas, savo nuolaidas. Jie mato iš karto.
Tada pakeisiu, kad būtų per catalog price rules, kad iš karto irgi matytųsi. Tai vat, prie produkto, kad meni produktai, iš karto mato kainą prieš perkant. Prieš įsidedant krepšelį, jau sąraše matytų. Gerai, šitą galim pakoreguosiu. Nes dabar pagal šitas matot tik tai nuėjęs į krepšelį. Tai, kur baigiau, kupono kodą įrašote, kiek kuponų, kiek kuponų gali būti panaudota. Pavyzdžiui, nežinau, turi tik tai 10 kuponų, leidžia tik tai 10 pirmiems žmonėms pasinaudoti kuponų. Tai nurodyti, kad čia tik tai 10 galite, jeigu paliksit, tada bus kiek nori. Ir kiek per vieną vartotoją gali būti panaudotas šitas kuponas. Jeigu leidžiat vartotojui tik tai vieną kartą pasinaudoti šitą akciją, tada nurodyti tik tai vieną. Jeigu ne, tada bus kiek nori. Taip pat nuo kada iki kada galioja. Sąlygos tas pats. Kuriem produktą norit, kad būtų duodamas. Actions. Pradžioje viskas tas pats, kiek norit, ar procentą, ar fiksuotą, ar nuo visos krepšelio, ar nuo produkto. Čia fixed amount discount for the whole cart, čia bus, kad, sakykim, 5 kronos norite duoti visam krepšelį. Pasinaudoju tam kupono kodo Black Friday. Čia galima, pavyzdžiui, jeigu žmogus pasikė pusantį, tai jo gavo 10 nuolaidos. Taip, čia galim taip padaryti. Taip, discount amount taip pat 15. Ar taikote šitą nuolaidą pristatymą pasiūlymus 0, tai jokio skirtumo. Bet dažniausiai palieku no, nes labai retai kas nori taikyti nuolaidą pristatymui. Free shipping tas pats no, kad free shippingo netaikote. Čia free shippingo, jeigu norite, kad su šito kodu free shippingas yra, sakykime, ne nuo 100 kronų, o bus nuo 90. Tokiu atveju reikėtų pažymėti jas. Ir stop over rules processing ir taip pat jas. Šitoje vietoje reikia nurodyti, kur, jeigu norite nurodyti tam tikriems produktams, kuriam norite, kad būtų taikoma šitą nuolaidą. Nes čia yra sąlyga, kada yra šitą nuolaidą prasideda taikoma. Bet čia yra nurodyti, kada yra tiksliai kuriem produktom. Pavyzdžiui, gali būti, kad jeigu vartotojas perka, sakykim, 3 kilimus ir tada jis gaus nuolaidą, nežinau, kokiam, kas pas jumis bus, plasmasiniai dangai, sakykim taip. Tada taip, čia turėtum nurodyti, kad kai krepšeliai yra daugiau arba lygių 3 kilimėliams, tada duodau 50% nuolaidą šitam produktui, kuris čia yra nurodytas. Aišku? Prie labels galite nurodyti, kokį pavadimą mato, čia bus išvesta, kokia yra nuolaida ir koks pavadinimas bus akcijų. Kad nebūtų jo standartiškai, kad neimtų šito, standartiškai šitą ima. Ir pagal kiekvienam, aišku, parduotuviai, kuriai kalbai. Čia viskas jums aišku? Gerai. Liko paskutinis administratorius, kaip kurti. Aš jums sukursiu naują šiandien. Tiesa, kartais Magento prašysim išvalyti laikinuosius failus, vadinamus cache management. Ir kartais, jeigu matot, kad neveikia, pabandykit visą laiką išsivalyti cache management. Ir kartais prašys praindeksuoti, ypač jeigu yra sukuriama naujas nuolaidų taisyklė, gali prašyti praindeksuoti. Bet dabar čia yra irgi man rašo pranešimą, kad reikia praindeksuoti. Tiesiog sužymėte, kurios čia reikės ir paspausite refresh ir viskas. Ir taps žalias. Tas pats yra su indeksais. Pažymėsite, kurį norite, kurį reikia arba čia galite, arba visus ir tiesiog spausite indeksą.
Taip, vartotojui, jeigu norėsiu sukurti papildomai administraciniai daliai. Čia matote, nuėjus į System, Permissions, Users. Visas sąrašas dabar yra tik tai mūsų vienas. Norite naują sukurti, vardą, pavardę, username, kokį turės įvesti, norint prisijungti, vardą, pavardę, elektroninį paštą, slaptažodžius, administratoriaus slaptažodį savo, naują slaptažodį, active ar neactive. Dabar yra, taip pat jums reikia parinkti, kuriai roliai priklauso, dabar yra tik tai administratoriaus rolė. Jeigu jums reikia, mes galim sukurti kelias kitas rolės, kaip pavyzdžiui, gali šitas vartotojas tik tai redaguoti puslapius, gali tik tai naujus produktus kurti ir redaguoti, gali tik tai, arba gali daryti, nežinau, kelias dalykus. Nežinau, ar jums šito reikia. Jeigu reikia, sakykit, mes sukursim ir tada turėsit dar kelias vartotojų grupės. Dabar yra kol kas tik tai vieno administratorius, kuris kaip ir aš matau viską. Jeigu nenorit kažkuriam vartotojui leisti kažko daryti. Arba kad būtų jums paprasčiau ir nereikia. Mano neužlūs. Jeigu jums... Magento tai iš karto. Ne, bet pačiam puslapį. Pačiam puslapį, nebent gali reikėtų išvalyti tos laikinuosius failus. Nes jie yra, kad greičiau puslapis veiktų, kurie failai yra laikomi serveryje ir tiesiog reikia išvalyti, kad paimtų naujus failus, sugeneruotų. Tai gali reikėtų eiti čia ir tiesiog pažymėti viską ir paspauti refresh. Tai tiek, nebent dar turiu klausimų? Mes userius patys savo sukursime. Aš sukursim vieną, jeigu norit, galiu sukurti iš karto jums visus, kokių jums reikia. Man tik pasakyti, kiek jums reikia vartotojų ir kokiais elektroniniais paštais kurti. Ne, sukursit planą vieną, po to aš. Gerai. Viskas? Iš mano pusės viskas kol kas šiam kartui. Manau, taip gavot labai daug informacijos. Jo. Dabar klausimas, dėl pradėjo veikti. Taip. Veikia greitai. Ne apie greitį, aš nesu apie paiešką, apie... Nueikit pažinti. Taip. Atrodo, kad nuo 17 yra. Dar tokį pietuką padarą. Paimkit Fiat. Dar, čia rolis visus. Aš nemanau, kad jie čia reikia. Kur, atsiprašau? Nu, čia pirmas pavyzdys, čia atrodo viską, jis paspasim pavyzdys, jis atrodo visus mūsų klausus. Galim padaryti, kad nereikia. Galėsim pašalinti. Jeigu mano, kad nereikia, bet... Kad būtų vėlgi. Kokia būtų pirmoji kategorija? Ne, kad jos nebūtų, kad būtų kas nors pasirink. Arba kad nieko nebūtų. Arba kad, kažkas tokio. Kaip man nelabai čia. Nelabai, mes tik nes paiešką naudojam. Gerai. Jo, tas pats. Kokį norite testą padaryti? Jo, testukas. Nueikit paiešką dabar į Fiatą. Dabar įsirenkam 500. Na, pirmai. Gerai, dabar trečias. Yra pasirinkimas pas mus? Ne. Nėra. Gerai, spaudžiam vis. Šitą vietą sutvarkėm. Gerai. Gerai. Gražus Fiatas. Dabar staiga pasimaniau, kad pas man yra Kadis. Aš noriu dabar pasirinkti Kadį. Įsijungiam Volkswagen. Volkswagen. Volkswagen, gerai. Volkswagen. Dabar renkam Kadį. Šitas. Dabar renkam nuo 16 metų. Na, įspaudžiam vis. Tai ką mes matom? To visko neišeina susvartom. O dabar nueikim atgal į Fiatą, gal pasirinkim Fiatą. 30 galo, žiūrėkit paskutinius skaičius. 18, 19, 17, 27. Kur tas Fiatas? Koks mažiausias matau dabar. 17. Nuo 17 dienos
Dėl 500? 20 Jeigu dabar bus gerai, reiškia viskas veikia. Šios tvarkiam vietą. Neveikia visiškai, aš matai, kad padarai vieną, veikia iš karto. Bet kitą jis vis tiek rodo tą patį. Patvarkiam šitą vietą. Mūsų klaida buvo palikta. Dar vienas klausimas yra, jeigu mes dabar pirmą variantą pasirinksime, universalį Normaliai. Jūs išsiaiškinot, kodėl nebuvo mūsų produktų? Išsiaiškinau, nes kai persijungiau prie StoreView į kitą, į Norvegijos, tam buvo padaryta, kad nerodyti produkto. Dar šito neįsiaiškinom, kodėl. Kodėl iš Mamutas importavo, bet dabar visus padariau, kad visi būtų rodomi ir būtų įmami, kad visi, kurie buvo prieš tai nerodomi, nes tam buvo tas not visible individual nustatytos, kad visi būtų catalog search. Ir dabar einu per visus produktus, sulyginu nuotraukas ir sulyginu, ar visuose kategorijose turim tos pačius produktus, kokie yra pas jumis dabar. Tokiu rankiniu būdu. Tokiu pat rankiniu būdu atsidarau tą pačią kategoriją pasirenku ir tada žiūriu, koks kiekis, kokios nuotraukos ir atnaujinu. Tikiuosi baigti šitas visas sulyginti per šią savaitę. Savaitgalį prasidėjau, bet lėčiau veikia, dirbasi negu tikėjausi. Jeigu aš noriu 30 kilimų, Jo, jeigu mes norim 30 kilimų, matau, čia yra tenai. Nesupratau? Kiekį pasirinkti. Jo, pas mus kiekis iš karto yra. Čia. Taip pat galima jį pakoreguoti čia ir tada galime krepšelį pakoreguoti. Bet pagrindiniam jie. Katalogė ne. Čia dar paspotlint pirmo pasirinkimo. Visą? Jo, va čia Velkomė. Kas čia yra? Tuos jums tai yra batai. Ir aš žiūrėjau ir nesupratau, nes čia tas pats pas jumis yra. Ir pas jumis čia tas pats irgi yra Velkomė, batai. Reikalas tame yra, kad jeigu Mamutė nėra nei vieno produkto jokiam šitam puslapį, jo nerodo. Dėl to man teko čia įdėti tos batai. Jie yra prie universalių. Gerai, tada jos pašalinsiu aš pati Mamutė. Jie gerai, jie turi būti. Jie turi būti? Nes Mamutėm reikia. Bet tada galim padaryti, kad čia jų tiesiog nerodytų. Jie turi būti, tegul jie būna. Būna? Slidinėjimo čia... Ne, tai kilimėlis po batom. Čia kilimėlis po batom. Čia šitą reklamuoja. Bet gera idėja. Reikės vadovas irgi pabandyti. Dar klausimų turit? Dėl puslapio reikės pakeisti gal dar kitus dalykus, jeigu jūs dar turite iki 10 minučių. Gerai, aš tatoj. Gerai. Ta prasme, mesgi tiktai nuo rugsėjo mėnesio kažkokius duomenis turėjom, paskui berods vėl neturėjom.